Dantų tiesinimo kapas tai yra estetiškas, šiuolaikiškas ir patogus dantų tiesinimo būdas, neretai pranokstantis įprastą dantų gydymą breketais. Kapas yra tinkamas net 90% pacientų, todėl nepastebimai galima išgydyti net sudėtingiausias sąkandžio anomalijas. Kapas yra tinkamas tiek suaugusiems, tiek ir jaunuoliams, kuriems yra išdygę nuolatiniai dantis. Dantų tiesinimo kapas švelniai stumia dantis į iš anksto suplanuotą taisyklingą padėtį. Tam, kad gydymas vyktų sklandžiai, jos turi būti nešiojamas 22 valandas per parą, išsiimamos kai valgoma, o pačios kapos keičiamas kas 10-14 dienų. Dėl stipriai ištobulintų 3D gydymo planavimų technologijų, dar prieš pradedant gydymą galima matyti, kaip atrodys jūsų šypsena pabaigoje, o pats gydymas kapomis dažniausiai trunka nuo 6 iki 18 mėnesių. Kapas turi daug privalumų palyginti su breketais. Jos yra plonos, skaidrios, todėl yra estetiškos. Yra pagamintos iš alergijos nesukeliančio medicininio plastiko, todėl nedirgina burnos gleivinės. Su kapomis lengva palaikyti puikią individualią burnos higieną, todėl yra išvengiama neigiamo poveikio kietiesiems audiniams. Jos yra puikiai tinkamas daug keliaujantiems ar gyvenantiems ne Lietuvoje, nes pagrindinis gydymas vyksta savarankiškai pagal iš anksto suplanuotą gydymo planą. Svarbu paminėti, kad valgant kapas reikia išsiimti, todėl jūs galite mėgautis jums įprastu ir mėgstamu maistu, ko negalite padaryti su fiksuotais breketais ant dantų. Užsidėjus naujas kapas jaučiamas lengvas dantų spaudimas, tačiau nejaučiamas skausmas ar didelis diskomfortas, kas būdinga nešiojantiems breketus, kai yra pakeičiami dantų lankai. Dantų tiesinimo kapos yra šiek tiek brangesnės negu metaliniai breketai, tačiau panašiai kainuoja kiek safyriniai ar keramikiniai breketai. Vizitai pas gydytoją odontologą yra trumpesni, pigesni ir retesni nei nešiojant breketus. Gydymo kaina priklauso nuo jūsų atvejų sudėtingumo. Labai lengvais atvejais, esant nedideliam dantų susigraudimui, gali pakakti ir 8 kapų rinkinio. Tačiau sudėtingesniais atvejais kapų prireikia daugiau, gydymas užtrunka ilgiau, dėl to ir kaina yra didesnė.